Niekas manęs nesupranta. Ar dažnai turi šį jausmą? Ar dažnai dėrybose gauni tai, ko nori? Ar dažnai tampi įdomių pašnekovų? Ar esi apsuptas draugų ir tave kviečia į renginius, pasibuvimus? Ar dažnai kalbi prieš kitus žmonės? Ar tau gerai sekasi išreikšti savo mintis, patraukti kitų dėmesį ir gauti tai, ko nori? Jeigu ne, tuomet noriu tau duoti kelis patarimus, kaip savo santykius, kalbėjimą, dėrybas perkelti į visai naują lygį. Tai pirmas patarimas – nepulk ginti savo tiesos. Kad ir kokia aiški tau būtų tavo tiesa, jeigu tu iš visų jėgų pulsi ginčytis ir ginti savo tiesą, tavo pašnekovas automatiškai atsidurs situacijoje, tarsi jis yra puolamas ir jam reikia žūtbūt išlaikyti savo įvaizdį, įrodyti savo tiesą, apsiginti. Kai mes agresyviai įrodinėjom savo tiesą, mūsų oponentas, mūsų pokalbio dalyvis, kitas jaučiasi puolamas. Kai žmogus jaučiasi puolamas, ką jisai daro, jisai ginasi. Tai jau yra šis pokalbis kaip ir sugadintas, nes atsiranda įtampa ir žmonės atsistoja į puolimo gynimosi pozicijas ir labai sunku tokiam pokalbį iš vis ko nors pasiekti. Ir dažnai žmonės išsiskirsto arba nieko nepasiekia, arba netgi su karteliu viduje, nes nei vienas žmogus nenori prarasti savo veido, savo įvaizdžio, savo tiesos, taip, kurią jis turi. Taigi, kad ir kokie jaustumėtės teisūs, neginkite savo tiesos ragais ir nagais. Leiskite pašnekovui truputį pasijusti teisiu. Leiskite jam neprarasti savo garbės ir orumo. Panaudokite tokias frazes kaip taip, aš jūs suprantu, taip, tai tiesa, tačiau pažiūrėkime ir į kitus aspektus. Tačiau jau pasakęs žodelytį, tai dalis tiesos, arba taip, tai yra svarus argumentas, pavyzdžiui, ne? Jūs jau suteikėte savo oponentui, pokalbio dalyviui tarsi tokį patvirtinimą, kad taip ir jisai yra teisus, kad ne vien jūs čia įrodinėjate savo tiesą ir kitas žmogus yra neteisus. Nei vienas žmogus nenori jaustis neteisus. Nei vienas žmogus nenori jaustis pralaimėtojų. Taigi, neatimkite kitam žmogui džiaugsmo būti nors ir daliniu laimėtoju. Bet to neįmanomas jokios dėrybos, bet to neįmanomas joks konstruktyvus pokalbis. Kitas žmogus turi jaustis saugiai ir gerbiamas pokalbyje. Tai antras patarimas. Pasimatuokite kito žmogaus batus. Ką tai reiškia? Įsijauskite jo situaciją, pabandykite jį suprasti. Ir tai nereiškia, kad jūs jam pritarsite 100%. Tiesiog pajauskite, kas vyksta tame žmoguje. Gal jisai susipyko savo antrąją pusę, gal jo neklausė vaikai, gal jį užnervino kolegos, gal jis prarado pinigus, gal jis stovėjo kamšti ir gal jo sveikata pašlijus, gal jam kažkur skauda. Pasimatuokit jo batus ir pabandykit suprasti, kodėl jis galbūt suirzęs, kodėl jis galbūt agresyvus. Ir tuomet, kai pasimatuosit to žmogaus batus, jums bus lengviau pritaikyti taktiką, kuri padės jums siekti savo tikslų pokalbyje. Taip, parodę tam žmogui nors truputį empatijos, jūs jau atveriate širdį. Jūs jau įeinate į pokalbį visai su kitokia nuotaika, taip, parodę empatiją, jau nors truputį palenksite tą žmogui savo pusę. Ir tada jau atsivers daugiau erdvės konstruktyviam pokalbiui, geroms dėryboms, įdomiam pokalbiui, kad tas žmogus atsivertų ir jūs žinotumėte tai, ko reikia, kad jūs apsikeistumėte tą informaciją, kurią norite gauti. Trečias patarimas. Visada galvokite apie savo tikslą. Kiekvienam pokalbiui. Ir dabar, jeigu turėtumėte du variantus. Pirmas variantas – įrodyti savo tiesą, bet nepasiekti savo tikslo. Ir antras variantas – neįrodyti savo tiesos, tačiau pasiekti savo tikslą. Kurį variantą pasirinktumėt? Ir jeigu pasirinkti antrą variantą yra sunku, tai galbūt yra problemų su saviverte. Nes jeigu žmogus tvirtai žino savo tiesą, viduje jam nereikia ginčytis ir įrodinėti tą tiesą. Jis ją žino, jis ją turi.
kiek daug kartų darbe su savo vadovu aš leidau jam būti teisiu. Ir nesiginčiau, leidau jam būti teisiu ir su didžiulė vidinė ramybė tiesiog išdėsčiau savo argumentus, leidau jam tose emocijose, kuriuose jisai būna, kai, tarkim, mane kažkuo kaltina, aš viduje žinau savo teisybę. Ir jinai išaiškėja ir po dienos žiūrėk, tas vadovas ateina ir tarsi atsiprašo už tai, kad pasielgė neteisingai, tačiau jeigu aš pulčiau draskyti akis ir įrodinėti savo tiesą ir bandyti reabilituotis jo akise, aš jau tuo metu neleisčiau jam būti vadovu, neleisčiau jam pabūti teisiu, taip, bet ta tiesa yra mano viduje. Jeigu jis man pateikė klausimą, kodėl, aš labai dalykiškai atsakau, kad buvo taip ir taip. Jeigu klydau, taip pat pripažįstu savo klaidas, jeigu neklydau, kažkokiu pateikiu įrodymų, viskas ramiai, leidžiant jam vesti visą pokalbį ir tada žmogus po kiek laiko jisai tiesiog mato, kad viskas yra ramu, viskas yra kontroliuojama, jam nereikia pulti, kitam nereikia gintis ir tada jau pereinama į tokį pokalbį, kur logiškai pasišneki, be emocijų. Taip, tai visada galvok apie tai, ką tu nori pasiekti per pokalbį. Ir tada tau bus žymiai lengviau vykdyti pirmą punktą, tai kad ne ginti aršiai savo tiesos, ir antrą punktą, kad įsijausti kitą žmogų ir suprasti jį truputį. Ir kartais reikia tiesiog žengti žingsnį atgal, kad eiti 2 žingsnius į priekį, kad pajudėti. Tai šitą turint tikslą prieš akis, tau bus lengviau ir pripažinti to kito žmogaus teisybę ir suprasti, kad galbūt jisai nori pasirodyti svarbus. Dabar prisiminiau atvejį, kaip mano kaimynas pasakojo, kaip jisai nuvežė vaiką į darželį ir 5 minutės anksčiau nuvežė. Ir žinoma, darželio darbuotojos jį apibarė, kodėl jis atvežė vaiką anksčiau. Ir jis jom paaiškino, kad jo laukia 30 darbuotojų susirinkime ir jam reikia būti laiku. Ir įvyko konfliktas, nes darželis atsidaro tada, kada atsidaro. Ir tas žmogus, mano kaimynas, jisai norėjo, jis tarsi, gal netyčia, bet jis pasakė tom darželio vadovėm, kad mano darbas yra labai reikšmingas, manęs laukia 30 žmonių, o jūs čia tik tai žaidžiat su vaikais. Ir come on, aš taigi atvežiau savo vaiką 5 minutės anksčiau, tai prašom priimti, kad aš esu svarbus žmogus, vadovas, manęs laukia. O ką suprato darželio darbuotojas, joms taip pat jų darbas yra svarbus. Jos išreiškia save per savo darbą. Jom nesvarbu, kad tas žmogus vadovas. Ir jos tuomet dar aršiau gynė savo tiesą. Ir nebuvo to kompromiso, kad galbūt jie būtų susitarę, kad taip, tam tikrom dienom aš ten atvešiu anksčiau ir galbūt jokių problemų. Kiekvienas norėjo pasirodyti, koks jis svarbus, neklausė kito, neįsijautė, pavyzdžiui, nepagalvojo mano kaimynas apie tai, o kaip jaučiasi ta darželio darbuotoja, stovėdama prieš tą tokį vadovą, kurio ten laukia svarbus susitikimas ir tarsi turėdama pasijausti mažesnė. Niekas apie tai nepagalvojo, kad jom jų darbas yra pats svarbiausias. Tai va, ir šiuo atveju mano kaimynas nepasiekė savo tikslo. Jo tikslas buvo atiduoti vaiką anksčiau ir laiku nuvažiuoti darbą. Taip. Tai va, tai galvokite apie savo tikslą ir truputį nesureiškminkit savo ego, truputį paslėpkite savo ego. Mūsų ego dažnai puola ir puola gintis, puola įrodinėti savo tiesas, puola ginčytis, taip. Ir tada labai sunku pasiekti to, ko norit pasiekti. Tai va. Ir paskutinis patarimas. Kalbėkite su žmogum apie tai, kas jam įdomu. Nekalbėkite visą laiką apie save. Kiekvienam žmogui jis yra pats svarbiausias. Kiekvienam žmogui yra patys gražiausi jo vaikai, pati gražiausia jo šeima, jo namai ir patys įdomiausia yra jo hobi. Ir kada jūs visą laiką kalbate apie save, tai nebent jūs turite kažką labai įdomaus, kas taip pat domina kitą žmogų. Kitu atveju jūs nebusite įdomus pašnekovas ir tas žmogus linkčios galvą, tačiau jam nebus smagu su jumis, galbūt jis nenorės kito pokalbio. Jeigu tai yra verslo pokalbis, jums bus sunkiau sudaryti sandorius. Kalbėkite per kito žmogaus vertybės. Supraskite, kas jam svarbu. Gal jis medžiotojas, gal tai yra moteris auginanti vaikus. Kalbėkite apie vaikus. Galbūt tas žmogus myli šunis. Kalbėkite apie šunis. Ištraukite visas savo žinias tą temą.
O jeigu neturite žinių, klauskite. Klauskite, jeigu žmogus pasakoja apie savo šuniukus, klauskite, kokia tai veislė, kuo jinai pasižymi, turėkite vis laik gudrių klausimų, kurie veda į pokalbį. Ir jeigu tai yra pokalbis, kur jūs kažką norite pasiekti, arba jūs norite palenkti žmogui savo pusę, jeigu jūs norite sukurti su juo ryšį, kalbėkite apie tai, kas tam žmogui svarbu. Jeigu jūsų interesai visiškai skiriasi, tai klausimas, kodėl jūs iš vis kartu ir kalbatės. Tai arba yra jums kažkoks tai sandoris su tuo žmogum svarbus, tuomet labai rekomenduojama suvokti to žmogaus vertybės ir kalbėti per jas. O jeigu tai yra jūsų privatus kontaktas, tai tada, jeigu nėra bendrų interesų, bendrų vertybių, klausimas tikriausiai jums su tokiu žmogum bus neįdomu ir tam žmogui su jumis taip pat bus neįdomu. Tai greičiausiai pamatysite, kad toks kontaktas yra, galbūt kažkuria prasme laiko švaistimas ar neprasmingas kontaktas. Du žmonės kalbėsis labai įdomiai, jeigu sutaps jų vertybės. Jeigu nesutampa vertybės, tačiau tai yra kažkoks verslo susitikimas, pokalbis, kurį reikia vesti, vis tiek rekomenduojama nusileisti, nekalbėti apie save, o kalbėti per kito žmogaus vertybės. Jūs galite išreikšti savo vertybės per kito žmogaus vertybės. Kalbėti, kas jums svarbu, tačiau paliečiant kito žmogaus interesus. Taip, tai apie tai aš esu paruošusi medžiagą savo 5 dienų nemokamam iššūkim. Tai ten antroji dalyje aš kalbu būtent kaip per vertybės įeiti į kito žmogaus širdį, kaip vertybės panaudoti santykiuose, kaip per vertybės kalbėti su kitu žmogum. Tai antroji daly, apie tai yra visa paskaita. Jeigu nori prisijungti į iššūkį, po šiuo įrašu aš palieku nuorodą į savo puslapį, tai yra www.mildapark.com. Ten įėjus į lietuvišką versiją puslapio ir paspaudus mygtuką prisijungti į iššūkį, tu gausi visą medžiagą nemokamai, elektroniniu paštu gausi nuorodas ir galėsi nusistatyti savo vertybės, žinosi, kaip bent jau išmokti pasižiūrėti, kokios kitos žmogaus vertybės ir kaip visą tai pritaikyti praktiškai. Tai palieku nuorodą ir dar kartą noriu priminti, kokias strategijas taikyti pokalbiuose. Tai pirma, neįrodinėk visą laiką savo teisybės. Pasilik ją kartais savo ir pagirkite žmogų, leisk jam pasijausti teisiu, duok jam bent jau dalinę tiesą, nors ir kaip tau atrodo, kad jis neteisus. Antras patarimas, pasimatuok kito žmogaus batus, įsijausk į jo situaciją, pabandyk suprasti, ko jisai nori. Ar pripažinimo, valdžios, ar išklausimo, ar pokalbio, gal vienišas, supratęs, ko jisai nori. Tu galėsi jam suteikti tą jausmą lengviau pokalbio metu ir lengviau pasieksi savo tikslus. Trečias patarimas, galvok apie savo tikslą. Ir tada tau bus lengviau neįrodinėti savo tiesas, nesiginčyti, nepulti kryžium, o ieškoti strategijų, kaip atverti kito žmogaus širdį, kaip konstruktyviai vesti pokalbį. Pats svarbiausias dalykas pokalbyje pasiekti savo tikslus. Tai gali būti įdomus pokalbis, gali būti tikslas, gali būti verslo sandoris, gali būti žinios, kurių tau reikia gauti ir daug kitų priežasčių. Ketvirtas punktas, kalbėk per kito žmogaus vertybės, kalbėk apie tai, kas tam žmogui įdomu, svarbu, tada tu būsi puikus pašnekovas, įdomus tave kvies visur ir tu atversi širdį netgi tyleniui, netgi intravertui, priversi jį kalbėti. Labai gera tema yra vis laik apie vaikus. Jeigu žmogus turi vaikų, tai pakalbinus tokį žmogų, kuris atrodo nei žodžio neištaria, žiūrėk, jisai pražįsta ir pradeda pasakoti apie savo vaikus ir kiekvienas žmogus turi ką papasakoti apie savo vaikus. Taip. Tai užduokite tokius įvedančius klausimus, taip, o kiek vaikui metų, kuo jisai domisi, taip, ir pradės pasakoti, gal šoka baletą, gal su žirgai šokinė, gal jau kokių pasiekimų turi, taip, ir toks žmogus jau mielai papasakos ir besiklausant ir dar užduodant gilesnius klausimus, jūs parodysit, kad tas žmogus jums labai svarbus, tas žmogus tikrai pasijaus labai gerai. Tai sėkmės taikant šiuos metodus praktikoje ir jeigu nori sužinoti daugiau, prisijunk į nemokamą iššūkį apie
vertybės.